Evangelija pagal Morkų, 16 skyrius. Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs, kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos. Bet pažvelgusios iš arčiau pamatė, kad akmuo nuristas, o buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. O jis joms pasakė, nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuotojo, Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui, jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Ir jos niekam nieko nesakė, nes bijojo.